receptas. Vėl atradau gerų receptų. Matot, kas atrodo viduj. Šitų kopūstų raugintų su morkom. Obuolys, va, matot, ne? Grubiai išspjaušiu. Tai pasakysiu, koks receptas. Reikia tai žalių šitų salotų šviežių. Galite ir tokių nešviežių, ne visai, pastovėjusių kažkokių, bet, aišku, nesuvytusių, ne tiek, kad jau bjauru būtų valgyti. Normalių salotų, vienu žodžiu, žalių, dabar kur dyksta tos salotos. Tai ir galima, aišku, kai kurie deda gal ir kilpinį, nežinau, galite visko galima dėti, jeigu taip norit, pavyzdžiui. Jeigu nėra salotų, galima kilpinį su kokiom, kur šitais tokiais karpytais lapeliais galima dėti šitų. Bet aš dabar čia kalbu apie salotas, kaip su salotam daryti. Taigi čia salotų žalių reikia, krapų šiek tiek nedaug, bet kažkiek galima. Ir jeigu nėra pomidoro, obuolių pjaustyti gabaliukų, kokią parūgštaus tokią biškį galima. Daugiau ne tokią saldžiarūgštę galima dėti, arba šiek tiek rūgštesnę tokią. Tai va, tokią obuolę. Supjaustai čia viską. Ir pabaigoje uždedi raugintų kopūstų su morkom, pavyzdžiui. Arba kad tiesiog rauginti kopūstai. Sumaišot ir viskas, ir skanus, ir galite valgyti. Štai toks receptas paprastas ir trumpas. Majonezą tiesa reikia dar dėti druskos ir prieskonių. Tokių pipirų gali dėti, arba kažkokia tai, kaip būna maslas toksai indiškas, tai gali tokią dėti. Arba tiesiog galima ir šiek tiek ir vegetas, bet nežinau, su vegetu gal nelabai maišykit, geriau pipirą dėkit. Arba baziliką kokią galima dar dėti. Tai va, galite, aišku, šitą tai nepatarčiau, šito kaipgi ciberžolės nedėkit, nes bus neskanu. Biškai gali būti per kartų, nes salotos jas irgi turi kartumą, tai per daug jau bus. Tad geriau gal biškai kokia maslas daugiau dėkit ir tai gal turėtų būti normalus skonis suraugintų ir turėtų gerai atrodyti. Pabandykit, aš tik tai dabar irgi pabandžiau ir nufilmavau čia visą tą salatyną. Kokias salotas su dešrelėm galima, su makaronais valgyti, aš taip ir valgysiu. Kronus, pjausčiau dešrelių gabaliukais ir pakepinau čia mikrobangiai ir viskas. Ir galiu valgyti su salotom taip. Tai va. A jūs galite su kokia vištieną ar tai dar ko valgyti. Čia jūsų reikalas skonė. Tai va. Pusę obuolio tiesa aš pjausčiau. Tai va. Va tiek salotų bliūdelių tokiam, tai suprantat, reikia va tiek obuolio. Nedidelė. Pusę riekelės. Jeigu va tiek darai saloto. Jeigu jau norit labai daug, tai galite visą pjaustyti ir daugiau tų salotų dėsit. Čia pagal savo norus ir poreikius dėkit. Tai tiek va. Ačiū.